Broli, ar pastebėjote, kas pastarosiamis dienomis vyksta danguje? Žiūrėk, aš esu sužavėtas, nes viskas vyksta vienas po kito ir tai atkreipia pasaulio astronomų dėmesį. Aš tau pateiksiu pavyzdį. Vien tik šio mėnesio 12 dieną įvyko visiškas saulės užtemimas. O kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui Grenlandijoje, Islandijoje, Šiaurės Ispanijoje ir dalyje Portugalijos, mėnulis visiškai uždengė saulę. Užsirašyk, tai buvo 12 diena. Ta pačią dieną ir kitą dieną turėjome Perseidų piką, tai yra tas meteorų lietus. Ir žiūrėk kaip įdomu, tuo pačiu laikotarpiu tie, kurie žiūrėjo į dangų prieš saulėtekį, taip pat galėjo pamatyti 6 išsirikiavusias planetas. Merkurijus, Jupiteris, Marsas, Uranas, Saturnas ir Neptūnas. Ir kai kurie galėjo matyti plika akimi, o kitiems reikėjo naudoti prietaisą ar ne, teleskopą, kad galėtų tai stebėti. Bet tiesa, broliai, yra ta, kad vyksta daug dalykų vienas po kito. Aš nemanau, kad tai sutapimas. Ir tai dar nesibaigė, suprantate? Šio mėnesio 27 dieną, 28 dieną mes turėsime tai, ką vadiname kruvinuoju mėnuliu. Tai būtent tai yra dalinis mėnulio užtemimas. Taigi, broliai, vyksta daug dalykų. Ir dar nekalbant apie tai, kiek daug žmonių mato danguje švytinčius objektus, kurie juda labai greitai, keičia kryptį. Aš asmeniškai netikiu, kad tai yra palydovai, Starlink palydovai, tie Elono Musko. Aš tikiu, kad kažkas judina dangų ir aš to parodysiu Biblijoje, kas gali vykti. Kas įvyks, kad nebūtum užkluptas netikėtai. Jėzus pasakė, kad žinotum, jog dangus bus sukrėsti, dangus ištirps. Ir aš tau paaiškinsiu, kaip tai įvyks, kada tai bus ir kodėl tai įvyks. Ir dar vienas dalykas, kurio pamiršau jums pasakyti, kad be viso to dar įvyko milžiniško žvaigždės sprogimas ir astronomams pavyko nufilmuoti tą tikslų momentą. Tai buvo labai retas įvykis. Ir aš jums papasakosiu šiame vaizdo įraše, kas nutiko su ta žvaigžde ir kas vyks toliau nuo šiol. Gerai? Taigi visų pirma, noriu paprašyti jūsų užsiprenumeruoti mano kanalą. Kiekvieną dieną būsiu čia, kad padėčiau tau kelionėje su Dievu. Ir dėkoju tau. Paskutinius įvykius apžvelgsime Viešpaties žodžio šviesoje. Amen. Taigi sek šią žinią kartu su manimi. Štai kaip yra, pakalbėkime apie tai, kas nutiko pastarosiamis dienomis. Pasirodė naujiena iš pažangiausių pasaulio observatorijų, kuri labai patraukė mokslininkų dėmesį. Astronomai iš įvairių šalių sugebėjo užfiksuoti tikslų momentą, kai milžiniška žvaigždė sprogo ir mirė kosmose. Šis signalas buvo užfiksuotas kosminiu teleskopu vadinamu Einstein Probe, o signalas atsklido tiesiai iš galaktikos esančios maždaug už 500 milijonų šviesmečių nuo Žemės. Ir pažiūrėkite, kokia įdomi tai naujiena, broli. Praėjus mažiau nei valandai po šio pirmojo įspėjimo kosmose, viso pasaulio observatorijos pradėjo nukreipti savo teleskopus būtent į tą dangaus tašką. Ir tada daugybė mokslininkų metė viską, ką darė, kad galėtų tai stebėti iš arti. Ir jie buvo šokiruoti, nes jiems pavyko užfiksuoti tą itin retą reiškinį, kurį jie vadina, aš paaiškinsiu paprasčiau, kad suprastum. Kai labai didelė, bet itin didelė ir sunki žvaigždė sunaudoja visą savo viduje esantį kurą, jos branduolys staiga kolabuoja. Ir tas kolapsas sukuria labai stiprią smūgio bangą viduje. Tuomet ši milžiniška jėga suplėšo visas žvaigždės sluoksnius iš vidaus į išorę. Ir kai tai įvyksta, išsiskiria akinanti šviesa ir bauginanti radiacija. Visa tai trunka tik kelias sekundės. Tai tarsi akimirksnis visatos laike, supranti? Bet kad suprastum, kodėl šį kartą viskas kitaip, reikia žinoti, kad niekam iki šiol nepavyko užfiksuoti tokio reiškinio taip aiškiai. Kažkas, kas praeina taip greitai, bet jiems pavyko užfiksuoti visas detalės. Ir ši žvaigždė, kad tu suprastum, yra daug kartų didesnė už mūsų Saulę. Ir kai jis sudegino viską, ką turėjo, jis sprogo per itin galingą supernovos sprogimą ir tikriausiai paliko po savęs juodąją skylę. Ir galbūt tu dabar klausi, ar ne, pastoriau, bet jei ji buvo už 500 milijonų šviesmečių, tai juk ji nesprogo dabar, ar ne? Ir tai tiesa, broliai. Ši šviesa keliavo milijonus metų, kol pasiekė mus. Ir kodėl aš šiandien apie tai kalbu, broliai? Todėl, kad tūkstančius metų žmonės žiūrėdami į dangų manė, jog žvaigždės gyvuos amžinai. Senovės žmonės žiūrėjo į žvaigždės ir manė, kad jos yra dievai, kurie niekada nepasikeis.
Taip yra todėl, kad karaliai ir galingos imperijos, kurios kadaise egzistavo šioje žemėje, galiausiai mirė ir virto dulkėmis šioje žemėje. Tačiau žvaigždės ir toliau švietė toje pačioje vietoje. Tačiau, broliai, Biblija aiškiai pasako vieną dalyką, kurį šiandien turime išmokti. Ne viskas, ką mes manome būsiant amžina, iš tikrųjų bus amžina. Nes net dangus, net mėnulis, žvaigždės, net saulė, broliai, visa tai pasens. Ši visata, kurią turime šiandien, turi pabaigą. Ar tai žinojai? Ir aš noriu perskaityti pirmąją ištrauką, kad suprastum, kaip Dievas jau viską mums aiškiai pasakė. Pažiūrėk, kas parašyta 102 psalmėje, 25 ir 26 eilutėse. Sakoma taip: pradžioje įkūrei žemę, o savo rankomis sukūrei dangų. Jie pražus, bet tu pasiliksi. Visi jie pasens kaip drabužiai. Tu juos pakeisi kaip kiti drabužius ir jie bus padėti į šalį. Pažiūrėkite į tai, broliai, ką šventoji dvasia atskleidė psalmininkui. Nes mums dangus atrodo kaip kažkas begalinio, ar ne? Kažkas, kas niekada nesugrius, bet visagaliui Dievui visa ši visata, kurią mes matome, tėra tik drabužis, kurį dėvime kasdien. Nes būtent tai ir parašyta šiame tekste. Bėgant laikui, kaip ir audinys nusidėvi, blunka, sensta, taip pat bus ir su mūsų supančia visata. Ir todėl noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visata tėra laikini namai, nes Dievas ruošia kažką geresnio ir svarbiausia – amžino, kas niekada nesibaigs. Yra dar viena labai įdomi ištrauka, kuri kalba beveik tą patį, tik jau Naujajame testamente. Pažiūrėkite, kas parašyta Hebrajams 1 skyriaus 10 eilutėje ir toliau. Pradžioje, Viešpatie, tu įkūrei žemę ir savo rankomis sukūrei dangų. Jie pražus, o tu pasiliksi. Visi jie pasens kaip drabužiai. Tu juos sulankstysi kaip apsiaustą ir pakeisi taip, kaip keičiami drabužiai. Tačiau tu esi visada tas pats ir tavo dienos niekada nesibaigs. Pažiūrėkite į tai, broliai. Galbūt jūs niekada apie tai nesusimastėte, bet čia Biblija labai aiškiai atskiria du dalykus, ar ne? Ji kalba apie kūrėją ir tai, ką jis sukūrė. Ir viskas, kas buvo sukurta, nusidėvi, sensta, ateina į pabaigą. Ir tik Dievas išlieka tas pats per amžių amžius, per visą amžinybę. Bet įdomu tai, kad Biblijos pranašystė čia kalba ne tik apie nusidėvėjimą, kuris įvyks lėtai bėgant laikui. Nes kai pradedame žiūrėti į Senojo testamento pranašus, pradedame pastebėti kai ką, kas mus labai nustebina. Pateiksiu jums pavyzdį. Pranašas Izaijas, kai Dievas jam davė apreiškimą apie ateitį, apie teismą, kuris ateis žmonijai dėl maišto, dėl nepaklusnumo, jis parašė ištrauką, kuri netgi gali mus išgąsdinti. Bet iš tikrųjų tai skirta tam, kad paaiškintų, kas nutiks ateityje. Pažiūrėkite, kas parašyta Izaijo 34 skyriuje, 4 eilutėje. Ten parašyta taip: dangaus kariuomenė ištirps, o dangus susisuks kaip ritinys. Visos žvaigždės kris, kaip sausi vynmedžio lapai, ar kaip sudžiūvusios figos nuo figmedžio. Pažiūrėkite į tai, broliai, pagalvokite kartu su manimi apie šio žodžio svorį. Jis pasakė, kad dangaus kariuomenė ištirps, tai yra žvaigždės ištirps, jos mirs, viskas praeis. Aš žinau, kad mes esame įpratę matyti naujienas apie griūvančius pastatus, miestus, kenčiančius nuo potvinių, žemės drebėjimus, finansinės krizes, kurios sužlugdo šalis, arba karus tiesa tarp tautų. Tačiau Biblija neapriboja laikų pabaigos tik tuo, kas vyksta čia žemėje. Iš tiesų jis sako, kad net dangaus, kosmoso, visatos struktūra bus sukrėsta. Ir kad suprastume, ką čia sakė Izaijas, turime prisiminti, kaip atrodė senovinis ritinys. Nes jis sakė, kad dangus susisuks kaip ritinys, ar ne taip? Taigi tais laikais, senovėje, nebuvo tokių knygų ar sąsiuvinių, kokius turime šiandien su atskirais lapais. Iš tikrųjų, žmonės rašydavo ant ilgų ritinių, kurie būdavo gaminami iš odos arba papiruso. Ir kad galėtum skaityti, reikėdavo laikyti ritinį gerai ištemptą abiem rankomis, o jei paleistum vieną galą, jis susisuktų. Taigi Izaijas sako, kad viskas, ką mes manome esant nepajudinama, iš tikrųjų bus surinkta labai lengvai. Žvaigždės kris kaip nudžiūvusios lapai. O kai žiūrime į Jėzaus mokymus, mano broliai, ši pranašystė tampa dar skubesnė, nes Mato Evangelijoje 24 skyriuje
Kai Jėzus sėdėjo Alyvų kalne ir aiškino mokiniams, kokie bus laikų pabaigos ženklai, jis labai aiškiai pasakė, kad istorija nesiklostys ramiai. Bet iš tikrųjų, jis susidurs su kančios laikotarpiu, su didžiulė neganda, kokios dar niekada nebuvo visoje žemėje. Pažiūrėkite, ką Jėzus pasakė. Mato 24:21. Jis pasakė taip: nes bus toks didelis sielvartas, kokios nebuvo nuo pasaulio pradžios iki dabar ir niekada nebebus. Taigi, broliai, Jėzus kalbėjo apie didžiąją negandą. Ir jau 29 eilutėje jis susieja šį kančią žemėje su stulbinančiais įvykiais, kurie apims visą dangų. Kitaip tariant, Jėzus kalbėjo ne tik apie žmones kovojančius dėl valdžios, ar tautas besivaržančias dėl teritorijų, ar ne, ir net ne apie žemės drebėjimus, tsunamius, tiek daug blogų dalykų, kurie vyksta šioje žemėje. Iš tikrųjų, jis sakė, žiūrėkite, viskas, ką šiandien laikome nepajudinamais dalykais, iš tikrųjų drebės Dievo šlovės akivaizdoje. Ir pažiūrėkite į 29 eilutę. Jis pasakė taip: ir iškart po tų dienų sielvarto saulė atamsės, mėnulis neskleis savo šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, o dangaus jėgos bus sukrėstos. Amen. Broliai, daug metų po šio pokalbio, kurį Jėzus turėjo Alyvų kalne, apaštalas Jonas patyrė regėjimą ir parašė apreiškimo knygą. Ir kai jis pažvelgė į viską, kas vyko atidarant šeštąjį antspaudą, jis pamatė būtent tą pačią sceną, kurią pranašas Izaijas matė 100 metų anksčiau. Ir Biblija yra tokia tobula, broliai, kad nuo pradžios iki pabaigos matome, kaip visos dalys susijungia. Pažiūrėkite, ką apaštalas Jonas atskleidė apreiškimo 6 skyriuje nuo 12 eilutės. Jis pasakė taip: aš pažvelgiau, kai jis atidarė šeštąjį antspaudą ir įvyko didelis žemės drebėjimas. Saulė tapo tamsi kaip juodas gedulo audinys, o mėnulis pasidarė raudonas kaip kraujas. Dangaus žvaigždės krito į žemę kaip žali figos krentančios nuo medžio, kai jį 9 supėruto stiprus vėjas. Dangus buvo susuktas kaip susukamas ritinys ir visi kalnai bei salos buvo išrauti iš savo vietos. Pažiūrėkite į tą, broliai, kaip Biblija yra tobula. Visa tai jau yra įspėjimo, perspėjimo dalis, kurią Dievas labai rimtai siunčia žmonijai, bet daug žmonių vis dar elgiasi lengvabūdiškai, ar ne? Daug žmonių mano, kad nieko iš to neįvyks. Ir tuo pačiu metu, galbūt tu, kuris dabar nerimauji, jauti baimę, nerimą ar nesusidūrus su tiek daug dalykų, noriu tau paaiškinti, kada visa tai įvyks, kad ir tu galėtum būti pasiruošęs. Tai štai, kas įvyks per tą didžiojo sielvarto laikotarpį, apie kurį kalbėjo Jėzus? Čia žemėje bus karas, badas, kančia ir be to visi šie dangiškieji kūnai bus sukrėsti, tiesa? Tačiau daugelis žmonių mano, kad viskas, kas bloga įvyks, ateina iš velnio, arba kad antikristas siųs šias bausmes žmonijai. Bet taip neveikia, broliai. Biblija moko, kad pasaulyje veiks dvi visiškai skirtingos jėgos tuo pačiu metu. Taigi iš vienos pusės blogis pasireikš visa jėga, tiesa? Velnias žino, kad jo laikas baigėsi, o antikristas tada pasirodys šioje pasaulinėje scenoje, kaip lyderis, kuris moka gražiai kalbėti. Jis apgaus žmonės pažadais apie taiką, bet iš tikrųjų jis apgaus visus. Ir jis reikalaus, kad jį garbintų, ir kas nenorės jam nusilenkti, kas nepriims žvėries ženklo, bus persekiojamas su didžiulė neapykanta. Visa tai parašyta Danieliaus knygoje, 2 laiške Tesalonikiečiams ir apreiškimo 13 skyriuje. Taigi ši blogio veikla pasaulyje atneš melą, persekiojimą ir daug kančios. Tačiau svarbiausia už visą tai yra paties Dievo teisingumas, nes didysis suspaudimas iš tikrųjų yra teismo metas, kai Dievas išlies visą savo rūstybę prie žmogaus nedorybės. Ir visi žmonės, kurie nusigręžė nuo Dievo, kentės dėl antspaudų, kuriuos Dievas atvers, dėl trimitų ir dėl jo rūstybės taurių. Visa tai parašyta apreiškimo knygoje ir tada antikristas persekio žmonės, bet tuo pačiu metu Dievas siųs šias gamtos nelaimės. Dievas daug ką darys, broliai, tuo metu, kad pažiūrėtų, ar žmonės pabus. Dėžė žmonija kasdien vis blogės, ypač didžiojo sielvarto metu. Nes Biblija sako, kad net matydami tiek daug nelaimių, tiek daug kančios, žmonės vis tiek piktžodžiaus. Ir aš prisipažįstu jums, kad pagal Bibliją
Mes negalime būti visiškai tikri, ar viešpaties Jėzaus bažnyčia bus čia šiuo tamsos laikotarpiu, šiuo kančios metu, ar mes jau būsime paimti anksčiau. Dar vieną dalyką tau pasakysiu. Šis išbandymas bus skirtas daugiausia Izraelio tautai, nes Biblija rodo, kad didysis suspaudimas turi labai aišku tikslą būtent jiems. Pavyzdžiui, Danieliaus knyga, 9 skyrius, kalba apie 70 savaičių skirtų žydų tautai, o pranašas Jeremijas 30 skyriuje šį sunkų laikotarpį vadina Jokūbo kančios laiku. Taigi tai bus labai skausmingas ir išbandymų kupinas metas Izraelio tautai, nes jie atmetė Jėzų, kai jis buvo čia žemėje. Jie ir toliau liks dvasiškai akli, bet kai jie bus įsprausti į kampą, kai jie bus beveik išnaikinti iš žmonijos, jie pagaliau pripažins, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Ir jie pasakys, palaimintas, kuris ateina viešpatės vardu. Ir būtent tuo momentu Jėzus ateis su visa savo šlove ir tada mes viešpatausime, mes, kurie tikime Jėzumi. Mes viešpatausime 1000 metų, o po to turėsime naują dangų ir naują žemę. Bet broliai, prieš visą tai vykstant, pažiūrėkite, kas parašyta 2 Petro laiške 3 skyriuje 10 eilutėje. Bet viešpaties diena ateis netikėtai, kaip vagis. Tada dangus pranyks su baisiu trenksmu, o elementai bus sunaikinti ugnimi ir žemė, viskas, kas joje yra, bus atskleista. Ir tada noriu tavęs paklausti vieno dalyko. Jei net pačios didžiausios šio visato žvaigždės miršta, kaip žmogus gali manyti, kad šis pasaulis truks amžinai? Broliai, žmonės bėgioja pirmyn ir atgal čia žemėje, rūpindamiesi tiek daug kvailų laikinų dalykų ir jie pamiršta, kad egzistuoja amžinybė. Ir pats Jėzus pasakė, Mato 24 skyriuje 35 eilutėje, kad dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai niekada nepraeis. Pažiūrėkite, kokią garantiją mes galime turėti, broliai. Galaktikos gali išnykti, dangaus žvaigždės gali nukristi, bet kiekvienas žodis ištartas Jėzaus lūpomis išlieka amžinai. Todėl noriu tavęs paklausti vieno dalyko. Jei dabar turėtum stoti prieš Dievą, ar būtum visiškai tikras, kad esi išgelbėtas? Tikiu, kad dauguma iš jūsų neturi šio tikrumo. Žinai kodėl? Nes mes dar visiškai neatidavėme savo gyvenimo Jėzui. Nes kai mes tikime Jėzumi, tada jau nebepriklauso nuo mūsų. Tai jo auka ant Kalvarijos kryžiaus mums suteikia išgelbėjimo tikrumą. Broliai, kai Dievas dabar žiūri į mus, jis nebemato mūsų nuodėmių. Jis mato tai, ką Jėzus padarė dėl mūsų. Jis mato savo sūnaus auką už mus. Ir būtent todėl mums reikia atgailauti, todėl mums reikia iš tikrųjų atsiduoti jam. Amen. Eiti viešpaties akivaizdoj diena iš dienos, atsisakant, nešant savo kryžių. Aš nesakau, kad būsime tobuli, bet mes galime būti tobulinami kiekvieną dieną. O išgelbėjimas nėra dėl mūsų nuopelnų ar darbų, bet iš malonės per tikėjimą Jėzumi. Amen. Tikiuosi, kad jums patiko ši žinia, nepamirškite pasidalinti ją, o čia ekrane paliksiu vaizdo įrašą, kurį labai noriu, kad pažiūrėtumėt. Jis tikrai palies jūsų širdį. Šlovė Dievui, Dievas te laimina ir iki kito vaizdo įrašo.